Keli šimtai vaikų vienu metu skaičiuoja sudėtingas formulės, o atsakymą pateikia vos per kelias sekundės. Toks vaizdas iš Vilniuje vykusios Menara akademijos olimpiados. Nors tokia olimpiada organizuojama jau trečią kartą, tačiau šį kartą ji išskirtinė. Pirmą kartą ji vyko tarptautiniu mastu. Kol kas Menaro istorijoje tai pats didžiausias įvykis, nes turėjom beveik 200 dalyvių ir iš jų buvo dalyviai ne tik iš Lietuvos, tai buvo dalyviai ir iš užsienio šalių. Turim žmonių iš Serbijos, turim žmonių iš Kazachstano, turim žmonių iš Rusijos ir labai dėl to džiaugiamės, kad čia pagaliau mūsų olimpiada patapo ir tarptautinė. Tai va, o čia vaikai rungėsi skaičiavimo rungtyse ir yra išsiaiškinama, kuris pats kiečiausias skaičiuotojas iš visų menaristų. Matematinės kovos vyko skirtingose amžiaus grupėse. Tiek mažesnieji, tiek vyresnieji Menara akademijos mokiniai miklino pirštukus ir skaičiavo sudėtingus skaičiavimus, siekdami pasirodyti kuo geriau. Viena rungtis buvo užduočių sprendimas lapuose. Tai jeigu įsivaizduoti, kiek dabar žinau, mūsų tie pagrindiniai nugalėtojai yra įveikę virš 150 teisingų uždavinių per 12 minučių, bet tie uždaviniai, jeigu įsivaizduoti, tai irgi 6, 7, 8 vienženkliai, 2, 3, 4, 8, 10 dviženklių, triženkliai irgi. Tai va, šiek tiek, jeigu taip maždaug įsivaizdavus, tai yra nežmoniškas greitis ir nežmoniškas tikslumas tų vaikų. Ir tai yra viena iš rungčių. Kita rungtis tai yra mūsų anzanas vadinamas, kai ekrane keičiasi skaičiai ir vaikai skaičiuoja, pirmamečiai skaičiuoja vienženklius skaičius, antramečiai dviženklius skaičius, sudėtį ir atmintį. Tai, kaip ir matė, mūsų šitie antramečiai, kadangi tai yra vienženkliai šiek tiek mažesnės sekos, bet su dviženkliais, tai mes turėjom ir 60 berods skaičių, 70 skaičių sekas, kurios įveikia patys stipriausiai. Palaikyti savo atžalų susirinko ir gausus būrys tėvelių, kurie kitame ekrane taip pat galėjo stebėti skaičius ir bandyti patys suskaičiuoti. Tačiau tėveliai pripažino, kad jiems visgi tai padaryti sekėsi gana sunkiai ir su didelė nuostaba stebėjo, kaip mikliai visą tai atliko jų vaikučiai. Aš tai tiesiog neskaičiuoju, aš tik būnu kartu ir stebiu, nes man tai čia yra mistika ir pakankamai sudėtingas. Tai tiesiog stebiu, kaip Kasparas, jisai kaip skaičiuoja, ką daro ir šalia būnu. Sudėtinga iš tikrųjų. Nes aš paklausiau vaiko, jis tai man bandė aiškinti, kaip jie ten daro, tai tikrai yra sudėtinga. Bent jau man asmeniškai, tai aš nepaskaičiuočiau nieko. Kaip ir visos olimpiados, taip ir ši iš dalyvių pareikalavo labai daug jėgų. Tačiau net ir tie, kuriems iki prizinės vietos pritrūko labai nedaug, buvo laimingi ir nestokojo optimizmo, kad kitąmet pasiseks geriau. Nesunku, bet kažkaip pirmą kartą dalyvauti nelabai susikaupiu, nelabai išėjau. Gerai, šiemet suskaičiavau 20 skaičių per 500 milisekundžių ir daugiau gal ir nieko. Patekai į superfinalą? Ne. Ko pritrūko? Ten atrodo 2 suskaičiavimų. Na ir galiausiai finalas, po kurio paaiškėjo patys stipriausi menaristai. Štai Joris Jokubauskas, kuriam tik 7 metai, pademonstravo neeilinius skaičiavimo mintinai gebėjimus ir iškovojo pirmąją vietą. Berniukas pripažįsta, kad olimpiadai atidavė visas savo jėgas. Labai kiekvieną dieną. Kaip tu ruošeisi? Skaičiavau per 3 PM ir dviženklius iki 100, nuo 20 iki 100. Tai per kiek laiko tu suskaičiuoji tiek skaičių? Per 3 PM skaičiuoju. Svečių diplomai keliauja pas jį. Laimingas? Labai. Tarptautinėje Menara akademijos olimpiadoje dalyvavo ir pats šios skaičiavimo metodikos sukūrėjas ponas Halit Sen. Jo teigimu, stebėti tiek daug talentingų vaikų vienoje vietoje pats didžiausias džiaugsmas. Aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vyksta tokie renginiai, kuriuose vaikai demonstruoja išskirtinius gebėjimus, kuomet jie gali suskaičiuoti matematinius uždavinius per trumpą laiką. Kita vertus, kaip pagalvoju, tokiam amžiui skaičiuojant tokius skaičiavimus, visi naudotųsi skaičiuotuvais, o čia vaikučiai visą tai atlieka greitai miklindami pirštukus. Aš labai džiaugiuosi galėdamas dalyvauti tokiame renginyje kaip šis. Mes turime 5 centrus Lietuvoje ir aš labai džiaugiuosi, kad čia vaikai turi galimybę parodyti tokius savo talentus. Vaikai mokydamiesi Menara akademijoje ypatingai lavina atmintį, kitaip tariant, jie įgyja fotografinę atmintį, kas ypač padeda mokantis ir kitų disciplinų mokykloje.
Tai nėra tiesiog paprastas skaičiavimas, kai vaikai per trumpą laiką išmoksta skaičiuoti. Visa tai jiems vėliau praverčia ir gyvenimiškose situacijose. Jie išmoksta greičiau skaityti, susidūrė su kliūtimis, jas greitai įveikia, nes smegenys jų jau siunčia signalus veikti greitai. Jie tampa labiau savimi pasitikintys, todėl jie gali daryti tai, kas atrodo iš tiesų neįtikėtina kitiems žmonėms. Pirmiausia, tai mes jį leidom vien dėl to, kad koncentracija būtų, jisai dėmesio nesukaupdavo, vien dėl to leidom, tai labai pagerėjo iš tikrųjų ir taip ir matematiniai sugebėjimai tikrai geresnė yra. Tikrai taip koncentracija, dėmesio sulaikymas ir, tarkim, eilėraščių išmokimas mintinai tikrai atmintis pagerėja. Greičiau, ta prasme, greičiau išmoksta atmintinai, tarkim, eilėraštį, jeigu mokinasi. Menar skaičiavimo metodika jau sparčiai plinta visame pasaulyje. Lietuvoje tai taip pat sulaukė didžiulio susidomėjimo. Mūsų šalyje veikia 5 Menar akademijos centrai – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.